Labas rytas, ponės ir ponai. O toks tas rytas šiandien. Sninga, šala, laukia -3, sniego jau neblogai privaryta. Nors čia į Panevėžio pusę truputį mažiau jo. Tai miške daug neturėtų būti. Bet kai nuvyksim vietą, tai bus aišku. O šiandien į lauką nevažiuosiu, nes ir vėjas didokas, ir jau tas paviršius patrauktas -3 buvo jau porą dienų, tai nutariau į miško aikštelę nuvažiuoti. Ten esu jau buvęs ir ne kartą. Auksiukas ten išlindo žiedas prieš metus, truputį daugiau. Tai ten vieta sena, iš tikrųjų, nuo caro laikų, ten kiek nuvažiuoji, vis tiek kažkas išlenda. Ten šiukšlių daug. Lėtai reikia vaikščioti. Manau, kad ten dar vertas dėmesio ta vieta, ta miško aikštelė. Kaip šiandien seksis, tai būtinai ir su jum pasidalinsiu. Tai kol kas tiek, einam, ieškom, randam. Nu ką, ponės ir ponai, dar liko 1,700 km tą kryptim. Ten ir eisim. Važiavimas mašina baigėsi, dabar kojytės reikia palavinti. Niekam nepaslaptis, kad šiais metais buvo labai daug kritulių. Ir visos upės, upeliai ir netgi kanalai yra pilni vandens. Tai man liko apie kilometrą dar, bet prieš tą kilometrą, įveikiant tą kilometrą, liko man įveikti šitą medį. Vienintelis šansas patekti kitą pusę, nes nei tilto, nei tiltelio čia nėra. O ledas tai tik užsidėjęs. Tai jeigu įkrisiu, reiškias mano kelionė tuom ir baigėsi šiandien. O jeigu neįkrisiu, tai greitai būsiu vietai. Nu, žiūrim, kas čia gausis man. Na, pabandysiu pafilmuoti, kaip čia man gausis. Jeigu ką, labai nesijuokit, nes šiaip slydu truputį. O, ir gilis dar neblogas. Nesinorėtų važiuoti namo, bet, sakoma, visko gali nutikti. Nesinorėtų važiuoti ne todėl, kad bijau įkrist, bet todėl, kad nepakasinėsiu. Ir kopos baigsis neprasidėjo. Nu, nedaug liko. Gal kažkaip. Nu, man atrodo, šį kartą nesuteiksiu aš jums galimybės iš manęs pasijuokti. Sėkmingai įveikta. Lazdą pasidėkim. Eit atgal. Reikia paimti kastuvą, kurį permečiau. Nedaug trūko, kad ir kastuvą dar būčiau nuskandinęs. Tai būtų iš vis juokinga. Na ką, dabar ten. Dar kilometras ir aš prie savo tikslo. Einam, ieškom, randam. Ponės ir ponai, žiauriai gražu miške. Vėjo čia nėra, o čia, va, matot, dar viena sodyba, va čia, kur kauburėlis. Hop, čia buvo namas, o ten, va, ten apsnigti, matosi pamatai, didelio tvarto. O ten, kur matot aikštelę, tai greičiausiai buvo kiemas, daržai ir gyvulis greičiausiai ten ganė. Bet ne šitas yra mano šios dienos tikslas. Šita vieta yra gan jaunesnė negu į tą, kur aš dabar susiruošiau. Bet atminti turiu ir šitą vietą. Kažkada aš čia apsilankysiu būtinai. Čia reikėtų viską gerai pravaikščioti. Tai tiek, judam toliau. Na ką, draugai bičiuliai, šio vietai. Pradedam. Ponios ir ponai, kaip aš ir galvojau, taip ir atsitiko. Žinojau, kad kažkada kažkas į šitą vietą irgi ateis.
Jeigu matote, šurfas darytas, o čia va taip fu. Bet žmogus šurfo neužkasė. Nu, gal dar sugrįš ir sutvarkys. Tikiuosi. Čia turim tokį signalą. Jaučiu, kad jis pačiam viršui. 55 rodo. Pažiūrėsim. Pas mus iškrito. Va čia turėtų būt. Va čia kažkas yra. Dar nežinau, kas čia. Na, aliuminio gabaliukas. Nieko. Čia turim signalą 51 PM2. Pažiūrėjom, kažkas vardu. Nevelna, neiškasiau dar. Net nejaučiu tas signalą. Neiškasiau. Pasirodo, toliau truputį išmečiau. Čia kažko. O čia vyručiai Apolas yra. Dar nežinau, kokia čia moneta. Ar saga. Ne, pasirodo moneta. Apaugus labai. Tai nelabai galiu žiūrėti. O toks va. Panašu į 3 kapeikas. Sovietika. Arba 50 Smetanska. Įmam. Va čia vyručiai buvo 3 kapeikos. O čia žiūrėkime. 3,9 PM2. Mes pažiūrėsim. Ar čia dar viena moneta? Ar čia šiaip kažkas šalia guli? Dar neiškasiu. Kur čia? Kas tu? Duoda. Kur jaučiu aš tą signalą? Kažkoks mažas objektas matau. O čia kažkas. O čia kažkas yra. Labai jau mažiukas. Kažkokia tai šūkė aliuminio greičiausiai. Sakykim 6. Kažkas panašus. Čia kažkokias mūsų signalas. Čia kažkas yra. Nesuprantu. O va, iškrito. Čia, bičiuliai, yra saga iš carinio munduro. Va tokia va, gražiai išlikus iš tikrųjų. Vienas iš įdėmesnių šiandien. Dar liko kai iškasiau, nes nelabai čia ką ir šiandien pakėlė. Jo, tas sniegas toks per gilus trupučiuką. Įmam. 27, 28. Tokį čia turim. Bandom visus. Nes tų spalvotų signalų jau čia mažokai.
Ir šiaip sniego daugiau negu tikėjausi. Truputį jau sunku, kad čia vaikščiat. Kur? Signalas mūsų. Miškas jau šiaip. Nesuprantu. Čia kažkur turime. Čia kažkur tai metalo plokštelė. Paprasta. (28 31). Toks šis signalas. Žiūrėjau, kas čia bus. Čia kažką. O čia vyručiai. Kulka. Šylinė, va tokia mažytė. 82 dar buvo vienas signalas ir... Va tokia pas mane va. 1 kapeika. Iškrito jau apsinešus gerokai. Sunku labai vaikščiot per šitą sniegą, bet ką darysi. Įmam. Žergždžiantis, o dabar pagerėjo, 92 rodo. Na žiūrėjau. Ar čia bus kas nors? Dviem 5 rodo, šiaip viskas pasiradai. Kažkokia tai aliuminio plokštelė. O aš jau svajojau. Į tiek to šiandieninio kopo, patys matėt. Ne kažką mes čia šiandien pakėlėm. Nu yra kaip yra, ne visada duota kažką įdomesnio pakelt. O šiandien tiek. Linkiu visiems nei kamštelio porytę. Likit sveiki ir susitiksim, manau, greitų metų laukuose arba kažkur vėl miške.